Vulkans. Jau rodžiau, kad jį pardavėme, galite įsigyti Masalstas šiltai. Ir dabar tu paprasčiausiai pats dar nesudaręs, bet vis laikį įdomi ir kažką naują daryti ir tiesiog jums tu pat parodyti. Paimsim vien vulkaną, to tokį, sakykime, šaškelę nemažą. Ir nupirkau parduotuvėje, buvau šiandien nežvyno, reiškia didesnį širiklėlį, kaip suprantu, čia įkarpiam. Ir nupirkau, kad nebūtum priekaištų, visiškai neutrali. Reiškia, sakiau, daug geriausiai, ką turi. Reiškia, dėti širiklėlį, kad nebūtų masalčio, nes paskui sakys per stombus, per netam skirts arba da kažku. Tiesiog pabandysim tokį testilį padaryti. Reiškia, tuoj pat aš šitą va, reiškia, biškį vandens, nedaug, gal šlapį padaryti. Čiut pramaišysiu. Paprastą senovišką suronką. Dėl tokių smulkmenų net nesėmiau jokių maišyklių. Nedarysim manų šlapiams, toro, kiek suprantu, būt toks tik ta, nu, gan birus dar, kad uns skleistom irgi tų debesil kažkokį, reiškia, ir vienu žodžiu gerą va išmaišau. Aš manau, kad superinis dalyks ir su tom širiklėlėm, jeigu tiek metų visi žvejoja ir nu visokių ten tų rūšių ir viskas yra okei. Bet aš kaip sakau, va, matot, va, ronkas koks palikdaba. Kvap nebloga, bent jau montas koks toks atrodo priimtins. Ir, bet kad nereikėtų varti, taip pat važiavimos metu. Ir pažiūrėjau, nu tas dydis, aišku, man biškai mažesnis, bet aš manau, kad jis yra efektyvesnis daug. Tai tiesiog įkėti leidą, ar čia kokį valą, ar tiesiog taip. Nu, nežinau, pasakysit, va, pažiūrėkit, pašarsi toks pakankama, va, nei laba kimb, laba neprispausiu, nesu profesionalas tų darbų, bet tiesiog, va, viskas čia panašiai nebloga. Tai dabar pridedu į širiklėlį, va, tuo pašar. Biški, nežinau, daug jaučio nespaudys, bet kada užmėsta nuo mūsų reik, vis tai kažkaip išprispausti. Šiek tiek. Tai va, matot, į širiklėlį, ko aš darau, širiklėlį dėsiam su meškerė, nes kadangi anorekščias įtraukt lauk, o ant pakankamą sunkiai ir, o tų savo vulkaną tiesiog įmesti, jeigu uns paleik žuvelėm viskas sok, ir dabar tiesiog reik, kaip čia dailiai leido kažkur, kad būt matyti, nežinau, gal toliai nukrant neleis, tiesiog va čia įleido, reiškia, nu, sakykime, vyk žvejybą, ne? Va, įmeti ir tą širiklėlį veito, jau, sakykime, mane viliuojam žuvį. Pabandys kažkur šalia įmesti, kad būt matyti, blemba, kaip čia reik čia kur nors. Ir dabar žiūrėkiam, ko darom on vulkans. Va, iškart matot, širiklėlį taip, anabišk pasiskleid iškart į tuo pašar, bet jeigu galite įveizyti, nežinau, ką pavyks nufilmuoti mums čia. Tai va, vienu žodžiu, matot, iškart atsirad debesėlis. Tiesiog reiks ilgiau bišk pakentėti, kada, na, aptirpsuns irgi pabirs tuo pašar. Tai ne fainė prie širiklėlis, matau, gal tai viskas į super, nes, reiškia, pabėra tuo produktą, biraus aplinko viržos iškart gal jėst. Bet esmė ir vulkaną. Matot, tas debesis pastovė burbulion ir jis daug gars ir tiesiog uns ilgą veikia ir jau uns, nu, kaip sak, tų gars leisdams ta žuvis išgers turėtum ir kažką pat plauk. Nu, tada irgi galbūt tų kvapą pajaus per kažkokį tai tu atstom, nors atstom didelį žuvis tų kvapą nelaba pajaut, nebent kažkokį srovė ir tai va. Ir nežinau, dabar galim tiesiog filmuoti be perstoj, paskui iškirpsim tam tikrą tarpėlį ir parodysim, pažiūrėjau, ten ką atrodo po 5 minučių. Aš padedu meškerį, tiesiog ramiai tegu stau, širiklėlį ant stau kaip stau, o vulkans, mato, dirb savo darbą. Reiškia. Va jau aplinko matos, aš tik sunku, sakau, per telefoną perduoti, jau matos į pabėrus pašarį, jeigu jau žuvis dabar priplauktum, sakykime, mane, jau galėtum, ana, be problemų pasimaitinti. Jau šalia ir matot pabėrus, va. Ir vien žodžiu, va, toks reikals vyksta. Ir matysim, va, dabiškai laik palaukam. Va, jeigu dabar. Čia šitą žiūrint, matot, iš šon labiau matos apie vulkaną ir toks debesiuks.
O apie šeriklelį tiesiog ir vat šveita viskas, tas pašars, nėra jokio absoliučiai tuo. Tai reiškia, kad būtum kažkoks debesėlis pakėlis. Tiesiog ir produkcija, viskas ten super. Bet vulkanas, matot, į vis laik va debesis. Ir tiesiog va tepunš dirbs apie 2,5 valandos ir, aišku, trauksit lauk, vėl įmės viskas ok. Įmėsit papildom pašarą, bet man, kad tai ir viskas gera. Tai va, praėjo kažkur 15, nežinau, minučių gal 20 panašiai čia sakau. Ir va dabar žiūrėm vėl, ne šeriklelį vastų, viskas ten super, kan kapstujate apie tepstų. Aišku, dabar čia žuvų nėra ir nieks ne. O vulkanas, matot, ką puikiai dirb, aplinkau, va matot, ir jau pabėrė pilną, kaip sak, tuo pašarą, jeigu jau žuvelį priplaukta, na gal jis. Ir matot, įva debesėlis, čia labons į mažus, nes gylis į nedidelis. Jo, bet tai super ant puikiai šitą va burbuliuką eina ir viskas vyks. Matot, o šeriklelį vastų ramiai. Bet aš nesakau, kad šeriklelį bloga ar kažkas gera. 1000 žuvų esat sugavę, visi ok. Tai vienu žodžiu, aš tik norėjau parodyti, ką apdirb vulkanas ir viskas yra ok.